Štai gavę šiokį tokį kaminą. Aišku, eiti dūmams, nes turime padaryti skylutę. Pasirenkame šį poligoną. Norint padaryti skylę, mes negalim jį tiesiog ekstrudinti į vidų, nes gausis štai klaidelė. Taigi mes turim šitą poligoną kad nors sumažinti ir tada įkišti skylę. Bet su scale priemonė mes to negalim padaryti. Tai pasirenkame inset. Tai įdedame dar vieną poligoną ir tada galim ekstrudinti. Ekstrudinam. Tai va, mūsų kaminas gaunasi su skylutė. Su skylė dūmams eiti. Pasirenkam modelį, pakeičiam tą negražią spalvą, man geriausia dirbti su pilka. Jūs galite pasirinkti kokią tik norite, paspaudę material ir diffuse ir galite pasirinkti kokią nors žalią, mėlyną, raudoną. Kaip pakeis linijų spalvą, paspaudžiame ant objekto, pasirenkame čia ir spaudžiame, tarkim, juodą, geriau matomą. Okay. Uždėkime kaminą ant pačio namo stogo. Čia. Aišku, jis nebus toks didelis, sumažinam. Uždam jį per patį vidurį. Alt W, pažiūrim, kaip jis atrodo iš šono. Gerai. Na štai, mūsų minimalus namukas jau paruoštas 3D modelis. Ko jam dar trūksta? Jam trūksta stogo nuolydžių, taip atrodys gražesnis namelis. Taigi pasimam visą modelį ir jei norim įdėti čia liniją, mums nebūtina daryti connect per visą namą. Mes galime perpjauti, yra slice, perskirti visą namo pusę. Tai spaudžiame slice plane, atsiranda šitoks slicinimo toolas, priemonė ir matome čia liniją, su kuria gausim atslaisinę. Spaudžiam, pasirenkam. Kaip matome, iš viso namų pusių bus atslaisinta. Spaudžiam slice ir gaunam aplink namą gerą liniją. Dabar visą tą objektą galim ekstrudinti kaip stogo nuolydį. Pasirenkam šios poligonus. Na, dabar ekstrudinam. Ekstrudinam nedaug, nes turėsim dar jį nuleisti į apačią. Ir iš karto spaudžiame Move ir į apačią. Na, turime gražų namuko nuolydį. Pasikeičiame gražesnę spalvą į juodą. Na štai, turime neblogą namuką. Aišku, dar nebuvau pasakęs, kad mes šios modelius galėsime importuoti į žaidimą. Kursime žaidimus su Unity 3D varikliu. Užsukite į mano tinklalapį Unity 3D LT. Ten bus pasakyta, kaip kurti žaidimus. Yra susikūrusi Lietuvos bendruomenė. Ir mes su šiuo modeliu aptarsime, kaip galime importuoti Unity ir po to vaikščioti, matyti visą namą pirmu asmeniu. Bet prieš tai mes dar turėsime padaryti keletą animacijų, uždėti tekstūras tikroviškas, nurenderinti gražiai, kad atrodytų mūsų namas labai tikroviškai. Na, kokybės čia nepasakyčiau, kad didelės, galime dar dadėti įvairiausių smulkmenų ant namo, na, bet čia jau jūsų vaizduotės vaisius. Taigi, kitoje pamokoje parodysiu, kaip jums reikia nutekstūrinti mūsų namą. Tai yra uždėti tam tikrus shaderius, tam tikrą spalvą, tarkim stogas bus čerpetėm išdėtas, namas bus medinis, langas bus lango tekstūra, durų bus durų tekstūra, na ir taip toliau, kaminas bus plytinis, padarysim, kad eitų dūmai, animuosim ir po to dadėsim keletą smulkmenų. Ačiū, kad žiūrėjo, čia buvo Robertas iš DevBox LT, iki susitikimo.